Kai generolo antpečiai užgula pečius, aptingsti. Tai pietų metas yra mano, nors stengiuosi į šventą padaryti, vieni eina pietauti, mes su savo komanda prasiridenam, reiškia, truputį. Aha, o kada jūs valgot? Patreon deginanti bendruomenė nubalsavo ir kariuomenės dienos proga išskirtinis pokalbis su Lietuvos kariuomenės vadu jau YouTube ant laužo kanale. Pilnas ir netrumpintas. Sižiūri į mane, turiu būti pavyzdys, koks, žinot, uniformą keisti kiekvieną kartą visi platėjantį, brangu kostiumus keisti, tai aš toks, žinot, nors ir nesuvalkietis dukelis, bet kam reikia, reiškia, išlaidauti, kai gali geriau biškį pasportuoti trumpesnį laiką tarpą ir būti tokioj pačioj, reiškia, tą šeipą tokie savo turėti išlaikyti. Junkitės, deginkime melą ir švęskime kariuomenės dieną kartu. Ką mes šiandien matom, kaskaduoja žemyn, ir tai yra visuomenės skaldymas, ko mes kiekvienas nenorim. Mes norim, kad gyventumėm taikoje, bet tam turim susitelkę būti, rodyti savo ryžtą, turim, ir tai veikia beje kaip atgrasimas. Jeigu žinotų priešas, kad mes ten milijonas gyventojų, kiekvienas yra ginklas, neįsti dėl to, kad jie žinos, kad kiekvienas už nugaros turi finką ir tau gali į nugarą įkalti. Noriu pasakyti tai, ką turbūt reiktų pasakyti kiekvienam uniformą vilkinčiam žmogui. Ačiū už tarnybą.